Koks yra didžiausias pasaulio stebuklas? Krikščionis atsakytų, kad tai Jėzaus prisikėlimas iš numirusių. Koks yra jam prilygstantis stebuklas? Tai Kalėdų stebuklas, kada Dievas, tas, kurio negali sutalpinti visa visata, telpa žmoguje, telpa žmogaus širdyje. Kokia yra didžiausia nuodėmė? Nuodėmė išvaryti Dievą iš savo širdies, nepriimti jo. Mes turime galią nepriimti Dievo ir tą, kurį netalpina visas kosmosas, mes galime išvaryti ir mūsų širdis tampa skylė. Kokia yra didžiausia nuostaba? Tai, kad kokia mes bebūtume didelė skylė, kokia mes bebūtume įskaudinantys žmonės, kitus įskaudinantys žmonės, Dievas nori atleisti, Dievas nori ateiti ir apsigyventi mumise. Kalėdos yra stebuklų laikas. Stebuklų, kurių kitą kartą galime ir nepastebėti. Jie rodos tokie maži ir nereikšmingi, bet jie labai svarbus. Jie labai svarbus Dievui, jie labai svarbus mums gyvenantiems žemėje. Tad pasistengime, neleiskime, kad kartais Kalėdos praeitų be kūdikio prakartėlėje, kad gyvenimas praeitų be maldos, o mūsų širdis liktų be Dievo.